Mes daugiau dalinsimės iš tos fizinės pusės, apie fizinę sveikatą, kaip mums vienokiu ar kitokiu atveju padėjo šitie nuostabūs produktai. Aš galėsiu po kiekvienos tos patirties pakomentuoti ir, tiesiog dar laukdama šio vakaro galvoju, kad iš tikrųjų ir ne vien tik tai šie produktai šičia mūsų bendruomenėje veikia. Bet ir tai, kad mes turėdami daug bendraminčių, daug draugų, turime su kuo pasikalbėti, mes rūpime, nes aš kalbu, man net šiurpas eina, įsivaizduokit, kiek daug iš jūsų atėjusių paklausia, kas man yra, kodėl aš užkimu, kas atsitiko, paklausia, kaip mano vaikas, dabar kaip gyjasi. Mes šitoj bendruomeniai iš tikrųjų rūpime, mes esam svarbus kažkam. Ir iš tikrųjų tai irgi, kalbant apie sveikatą, tai irgi prideda tos sveikatos, netima, sutinka, prideda. Tai tai tokie tie renginiai vyksta pas mus, kas jau ne pirmą kartą, žinom, kartą per mėnesį stengiamės daryti, o kas pirmą kartą. Tai tikrai labai tikiuosi, kad jums patiks ir kad jūs sušilsit šiandien, nors nėra šalta, bet viduj, kad sušilsit ir kad norėsit ateiti ir ateiti. Galvoju, neprisistačiau net, bet man atrodo, kad mane tikrai visi turbūt pažįstat. Ar yra kas nepažįsta? Taip ir galvoju. Tai gerai, tai aš kadangi, kai būna patirčių vakarai, toksai būna juokutis, kad sako, tai mane ne pirmą, nekvies manęs pirmos. Visas nori būti, arba visi nori būti ne pirmi. Toks jauduliukas. Tai aš sakau, gerai, šiandien aš būsiu 2 kartus pirma. Prisistatėme ir papasakojame patirties. Kadangi tą patirtį turėjo pasakoti mano artima draugė, bet jinai išvažiavo lankyti savo sergančio vyro ligoninėje ir tiesiog negalėjo atvykti. Paprašė manęs, kad sako, tu dabar papasakok, o kai aš jau galėsiu, aš atvyksiu arba tiesiog pats vyras, kuris, sako, nedrąsus yra, bet mes žinom, tokių nedrąsių čia turim daug. Tai labai tikiuosi, kad ir pats Gintaras kažkada papasakos savo istoriją. Turbūt daugelis pažįstat mūsų draugus Gintarą Kuzavą, Rasą Kuzavienę, turbūt pažįstat, ne? Tas nuostabius žmonės. Žodžiu, Gintarui dabar yra, kiek čia tų metų, 58. Ir jam, kai buvo 20 metai, nustatė širdies kraujagyslės aneurizmą. Jeigu žinot, kas yra aneurizma, tai įsivaizduokit, kad būna ir galvos, gali būti ir širdies. Reiškia, išsiplėtimas kažkokios vietos, kaip sakot, trūkimas. Taip, ir gali tiesiog to kritiniu momentu pratrūkti, tiesiog plyšti tą kraujagyslę ir būti staigi mirtis. Tai jam nustatė šitą diagnozę ir pasakė, kad nieko daryti kol kas nereikia, reikia tik stebėti, kaip tiesiog jaustis, nes tikrai sudėtinga operacija, ten reikia dar prieš tiek metų nelabai kas ir darė, nes tai reiškia vožtuvo praradimą. Žodžiu, kad saugiau buvo nieko nedaryti, stebėti, negu tuo metu bandyti operuoti. Bėgo metai, jam pradėjo kilti pulsas, nieko nedarant, tiesiog ramybės metu. Ir aišku, jau viskas ėjo link to, kad reikia tikrinti, žiūrėti, kas čia yra. Ir aišku, buvo nustatyta, kad su amžiumi jau ta aneurizma yra progresuojanti ir kad labai tiesiog jau pavojus didžiulis, kad atsitiks nelaimė ir pratrūksta kraujagyslė ir buvo priimtas sprendimas operuoti. Operuoti, bandant išsaugoti vožtuvą. Tai žodžiu, mes turim Klaipėdoje labai gerus gydytojus, neatsimenu gydytojo pavardės, kas jį operavo, bet su pavardė man truputį sunku, bet žinokite, tiesiog, kad mes Klaipėdoje turim chirurgą kardio, kuris vienintelis Lietuvoje daro tokias operacijas, kad išsaugotų vožtuvą. Ir jeigu aš taip pasakiau, vadinasi, kažkam tai svarbu buvo išgirsti. Bet ne apie tai. Įsivaizduokit, daro jam tą operaciją. Ta operacija, aišku, sudėtinga visą kitą. Bet po operacijos ateina gydytojas pas Gintarą ir klausia, ką tu darai? Ką tu darai, ką tu valgai, ką tu geri, galbūt, ne? Bet tiesiog stebisi, žinot, ko stebisi. Kraujagyslė, sako, tavo yra kaip pas kūdikį, kaip pas vaikutį. Švarios. 58 metų. Kulis, sako,
pasakojo, buviu palatoje ir šalia manęs dar jaunesni vyrai su visiškai užakusiom kraujagyslėm, sustentuotais po stentų, po šuntavimų ir taip toliau. O jam tai tiesiog galbūt genetiškai kažkokia, aneurizma, čia kaip sakyt, gali būti tų priežasčių, bet čia nėra, kad dėl kažkokio apsileidusio gyvenimo būdo. Tai va, tai tiesiog, ką daro gintaras? Iš kur čia dabar tos švai? Gal, sakykim, genetiškai? Nelabai išeina, nes pasišnekėjus apie surinkus anamnezę, nėra ten kažkokių ypatingai tokių variantų, ta prasme, su tom švariom kraujagyslėm tokių patirčių, bet ką darė gintaras, tai jisai 15 metų vartoja NEOLIFE produktus. 15 metų ir labai tvarkingai. Niekada nėra nutraukęs omegos per 15 metų. Nuolatos vartoja. Kadangi jisai turėjo migreną, tai jisai padidintom dozėm pavartodavo, jeigu jam užeidavo tie galvos skausmai. Realiai jis naudojo daug šitų produktų. Omega tai buvo tas jau toks jau jo mylimiausias, bet štai ir prašau. Ir kaip gydytojas sako, jeigu ne tavo švarios kraujagyslės, gal jau nebūtų reikėję ir tos operacijos. Tiesiog gelbėjo, kaip palengvinant aplinkybę, gelbėjo tai, kad kraujagyslės švarios. Tai va džiaugiamės šitą tokią patirtim, džiaugiamės, kad gintaras yra gyvas, sveiksta dabar reabilitacija ir linkim jam kuo greičiau grįžtamų. O aš apie tas švarių kraujagyslių svarbą dar noriu pakviesti Rebitę pasidalinti, ekspromptinę čia tokią patirtim. Jinai man pradėjo pasakoti, aš sakau, tu turi šiandien apie tai pasakyti, nes tikrai paskui būna pasimiršta. Labas vakaras. Norėčiau pasidalinti mamytės istoriją. Mano mamytė yra 85 metai, jau eina 6, jau kokį 15 metų vartoja NEOLIFE produktus. Pagrindiniai produktai yra omega, E-vitaminas, formulė, jau kalcis, magnis, magnesium, jau šitie yra praktiškai nekeičiami, o kitus visus pakaiteliuojam. Ir kai atsirado naujas mūsų produktas Abitas, aš kažkaip, jinai labai gerai yra testuotoja. Jinai kiekvieną produktą gali papasakoti, kas vyksta, jei pradėjai Q10 vartoti, jei pradėjai per kūną repliuoti vabaliukai. Tai vadinasi, kad veikia kraujas. Ir įdaviau tą pirmą pakuotę, jinai išgėrė iš Amerikos rinkos, jai nelabai patiko skonis, bet paskui kitą geria, kažkaip galva biški šviesesnė, bet nieko tokio ir nenutiko. Bet vis tiek man sakau, tu dar varto. Jinai išgėrus kokias 3 dėžutes ar 4, to nepasakysiu tiksliai. Jinai atėjo ir sako, mano mamytė nuo kokį 40 metų turėjo kelieno vietoj vidinę kažkokią veną, kuri labai bijojo šalčio. Jinai ją visada rišdavo, dėdavo vilnos, nes ir vasarą per karščius buvo anūkės jos vestuvės, sakau, nusimk tą škudurą, sakau, nors karšta ir niekaip, sako, aš negaliu, sako, man kaldra atsiploju, sako, jeigu biškį gauna šalčio, man pradeda skaudėti, sako, aš niekaip negaliu. Ir jinai sako, kažkaip man keistai sutakoja. Sako, jinai, liko nebebijo šalčių, taip pat sargiai vaikšto, čia žiemos metu vaikšto po namus, sako, jo. Bet sako, dar einu pasitikrinti, išėjo į lauką žiemą, kasti sniego, pavasario čia su timkikėm ir viskas, nebešala, neberža tos kojas, ta koja, ta kur buvo rišama vieta, labai jau ten suplonėjus, dar pasiekama, iššakau, gal man reikia liemenį rišti, kad paliktų. Ir žinokit, net nepagalvojau, kad aš galiu nufotografuoti. Šiai dienai jos beveik yra vienodos abi kojos. Aš net negaliu patikėti, kaip, aišku, jinai labai dažnai geria ir kokteilius, galvoju, kad tas turi daug, bet kad tokio amžiaus žmogui gali atsistatyti. Ir tai įsivaizduokit, ką daro senom kraujagyslėm. Tai tiesiog noriu paraginti, kad drąsiai, mes kol jaunesni esam, tai kad tik vartokim
tą naują Abito, nėra jisai toks naujas, bet kažkaip man... Pastovėk, vidutė. Dabar daug kas galvoja, kas čia toks, ne, galbūt neparagautas, kas dar neragavote. Matot, kad čia visi, žinau, kad dar kažkas neragavo. Bijo, kelt rankas. Tai raudonieji burokėliai, lapiniai kopūstai, granatai, apelsinai. Jūs suskaičiau, kad kažko nepraleisčiau. Vienoje porcijoje 60 mg maistinių nitratų. Kai pasakai žodį nitratai, tai žmogui atrodo žirknadžiai, ne? Bet maistiniai nitratai tai nėra tas pats, kas tie cheminiai pavojingi. Tai yra taip panašiai skambantis tokie, kaip sakau, fitochemikalai gerieji. Ar tau pradeda skanus tas gėrimas? Jau dabar skanus. Pradžioje šypsam, dabar jau skanus, nes aš pati, kai pradėjau vartoti šitą produktą, kai prisijungiau, tai turėjau daug labai sveikatos problemų ir tikrai 15 metų vartoju produktus, viskas atrodo gerai. Bet pradėjau, mano pagrindinis visos bėdos buvo nuo kraujotakos, nuo jaunystės, labai galvas skaudėjo ir taip toliau, venos iššokus. Kai pradėjau vartoti, aš iš karto pajaučiau senus galvos simptomus, tai vadinasi, supratau, kad dar jisai turi mano organizme ką daryti. Tai jisai, kad yra labai veiksmingas ir visiems čia mūsų turėtų būti. Aš labai džiaugiuosi ir aš labai ačiū Judita tau už pasidalinimą mamytei. Padės jau 40 metų rišo koją. Čia ne 4 mėnesiai ir 4 metai, 40 rodo, aš asmeniškai, jeigu man kas nors klaustų, Egle, kaip tu manai, ar padėtų, jeigu ten 40 metų riša, o Abitas žodis, aš turbūt sakyčiau, mažai šansų, bet, kaip sakyt, pakenkt, nepakenks, pabandom. Nes su tais, kad daug šansų, mažai šansų, tai žinot, aš jau dabar nebesakau niekada žmogui nei taip, nes esu pasimokinus. Kai sakiau, kad nesuveiks ir suveikia, ir atvirkščiai, kai sakiau, kad suveiks, buvo taip, kad kažko pritrūko, gal laiko, gal dozės netos ir taip toliau. Pasėmiau šitus 3 produktus, turbūt žinot, nuo ko, ne? Tai šį mėnesį, kas registruojasi į Neolife kompaniją, gauna dovanų šituos 3 nuostabius produktus. Abita, cinką ir SX. Tai va, mes čia praktiškai beveik visi jau registruoti, bet kas norėtų antrą kartą registruoti, tai gal kviečiu. Tai dabar noriu pakviesti pasidalinti savo patirtimi Rimutę, kuri mano kaip ir draugė paklausdavo apie balsą. Tai aš specialiai nepasakoju, ką aš dariau, aš galvoju pažiūrėsiu, kad nenusirašytų nuo manęs. Ar tu tą patį? Ar kažką daro ne tą patį, ne? Taip. Jo, kas nepažįstate, esu Rima. Ir šiaip tas balsų uždegimas, balsų stygų uždegimas būdavo pas mane gan dažnai. Tas toks užsukimas. Tai va, tai dabar čia visai buvo neseniai, tiesiog mes ir ruošėmės darželio išleistuvėm, ten su mamom repetavom dainą mokytojai ir tiesiog man jau reikėjo eiti, tai buvo sekmadienis, pirmadienį ir trečiadienį mums tos repeticijos ir sekmadienį atsigeriu, kažkaip jaučiu, kad kažkaip gal pertraukinu, biškį kažkaip peržti gerklę. Ir juntu, kad pradėjau kimti. Pradėjau kimti ir per pietus aš nepakalbėjau visiškai. Netgi pati paskui tiesiog filmavau tai, kad tiesiog dėl savęs, kad pasidalinti irgi taip pat turėčiau, nes jau ir vaikai sakyti sakymą, tiesiog, iš vis pasakys, kad geriau, tu patylėk. Ir pirmadienį, aišku, aš nuėjau, buvau tas tylusis riteris po repeticijose ir kai visas irgi sakė, kad aš ir taip turėjau, ten 3 savaitės vargau, ten visai nepašnekėjau, jau čia man pradėjo labai skaudėti dėl to, kad neina prašnekėti ir taip toliau. Ir tai ką aš, kaip jau man pradėjo perštėti jautu, kad pradėjau kimti, tai aš pasėmiau aloe vera gėrimą ir aš jį tiesiog
gargaliavau gerklę, nežinau, gal 5, gal 6 kartus. Tiesiog einu pro šalį ir pagargaliuoju. Ir taip pat buvo, pasiėmiau vitaminą C, pasiėmiau flavonoidą ir paskui dar kažkaip prisiminiau jo ant vakaro dar omega. Ir C vitaminas tai buvo irgi taip pat, tiesiog įsidedu, sučiulpėju jį, ten praeina kiek laiko ir vėl, va taip tiesiog čiulpėjau omega, kramčiau. Ir trečiadienį aš nuėjau vėl į tas pačias repeticijas ir čia jau visos, nu čia jau Rima aišku nepakalbės, bet dėja, Rima atsistojo su viso mamom ir dainavo kartu. Nu, sako, tu čia, žinai, va, sako, kaip tau viskas taip greitai, sako, žinai. Tai va, tai dėka šitų produktų, bet kada, bet kokia, sakykim, bet kokia sutrikimai kažkokie, kažkas negerai, visą laiką tu, aš esu, pavyzdžiui, visą laiką rami, nes aš žinau, kad visą laiką kažką tai turiu tokį, ką aš galiu savo padėti, kažkokį tai produktą, jeigu nežinau pati, tai tada skambinu vienam kitam, sakykim, kas turi daugiau patirties tame ir gal susidūręs ir tiesiog padeda išspręsti. Apie kitą istoriją, apie kurią noriu papasakoti, tai yra apie savo sūnaus Simuko, jam yra jau dabar 6 metai, tai iš jūsų didelis 6 metai. Tai buvo taip, kad darželė tiesiog mamos grupėje pradėjo rašyti, kad mano vaikas pradėjo su temperatūra, pradėjo skaudėti gerklės, vienas sako, mano tenais apsivėmė, vėmė visą naktį, didelė temperatūra, labai didelė gerklės skausmai. Ir aš taip visus taip žiūriu, tos visus mamų ten rašymus, žinai, galvoju, kaip čia dabar. Taip, ir tada ketvirtadienis buvo, taip pat Simas parėjo iš darželio irgi mama sako, man labai skauda gerklę ir ant tiek, kad jisai jau nebenorėjo vandens. Atrodo, ryte išėjo dar sveikas į darželį, bet jau parsivedžiau jį tiesiog ant tiek, kai jau sunku man, sako, ryti man ir vandenį. Ta vakarą tada laikėsi temperatūra buvo 38. Aišku, susidėjau vėl irgi taip pat produktus, kadangi jau tai gan buvo senokai, galvojau atsikapstyti visus tiksliai susižiūrėti, kad pasidalinti su jumis, kaip tiksliai kokius produktus. Pasikonsultavau, ką čia man pridėti, kadangi, kaip visi jau paskui visas ten tos mamos nutarė, kad tai yra skarlatina. Nes dar jai buvo šeštadienį naktį, tai penktadienį ryte jisai atsikėlė ir aš žiūriu, kad jisai visas kraštas, tai buvo visas kūnelis labai stipriai išbertas ir jam labai stipriai nežėjo. Tai visą naktį tiesiog jis, galima sakyti, kaip ir be miego, ir jis, ir mes, nes jis visą laiką kaip kasėsi ir pastoviai tepėm aloe vera geliu, nudžiūna ir vėl jisai atsigula ant pilvo, aš jam ištepu nugarą, jisai vėl jau mama nudžiūva per miegus, jau jisai apsiverčia, aš vėl jam ištepu pilvelį. Ryte temperatūros nebebuvo ir aš tada jam sudėliojom tokius produktus. Tai buvo garlikai, tai buvo vitaminas C, tai buvo flavonoidai, tai buvo betagardas, kruciferusas ir karotinoidai. Aišku, mes pas medikų nesikreipėm. Tai aš taip ir darželio mamų grupėje parašiau viską, kaip tam vaikui buvo. Temperatūra buvo tik 1 dieną, o kitos rašė, kad ir su lašalinėm, ir ten vėmė tie vaikai, ligoninės išvežė, tik išberė ir jau mes, sako, važiuojam, bet aš esu rami, nes aš turiu produktus namuose. Tai va taip mes ir viską susitvarkėm. Bet po kelių dienų aš pastebėjau, kad jisai kažkaip taip kaklo, jisai pasuko, kad čia tokie kusai dideli, bet tokie ir taip jisai nieko nesakė, tik paspausdavau tokie vienu žodžiu. Ir vėl aš tada skambinu, klausiu, vat kaip yra, nufilmavau tiesiog guzai tokie. Ir tada temperatūra tą naktį sukilo ir buvo taip. Daviau tada 3 betagartus, 4 garliukus, 5 alc, 5 flavonoidus ir su 3 gargaliavų. Ir va taip, kaip dabar tos produktus išvardinau, tai yra 3 kartus per dieną tokiais produktų kiekiais. Ir po 4 dienų tiesiog mes išėjome į darželį. Tai va, tai be jokių vaistų, kai tam jis yra 6 metų, bet jis iš vis nėra ragavęs jokio vaisto.
ir visą laiką sveikatinam ir stiprinam organizmą. Ne? Tai va, tai kaip tas, sakykime, skarlatina, tai dar pasiliko čia tas uždegiminis procesas gerklėje, jam limfmazgiai vat išdidėjo ir tą mes uždegiminį procesą toliau susveikatinom su tom kitom maistinėm medžiagom. Bet, ne, mano vaikas išvis negertas, tai išvis nei tabletės, nei kažką. 6. Girdėjote, ne? Kas esate girdėję, kad kažką pagydė nuo skarlatinos be antibiotikų? Tai labai retas dalykas, ta prasme, ne skarlatina retas dalykas, bet kad be antibiotikų. Ir iš tikrųjų, jeigu paklausti tų tradicinių medikų, aš tikrai nesu prieš tradicinę mediciną, bet šiaip tikrai jau praktiškai sako, kad 100% antibiotikai ir niekaip kitaip nepasveiksi. Ir aišku, galbūt žmonės kartais mes gąsdiname su tuo pasakymu, kad pabandyk neduoti, bet iš tikrųjų tie, kas esam senbuviai, kas jau esam išbandę prie visokiausių tokių ekstreminių situacijų ir turim tą jau žinojimą ir patirtis ir pasitikėjimą, tai mes kažkaip ramiau reaguojame tai, ne? Bet iš tikrųjų dėl ko ir vyksta tokie renginiai kaip šis patirčių vakaras, kad jeigu kas nutiks, galvosi, ten kažkur liktais girdėjau, ar ten mano šeimos rate, tiesiog paimi, atsisuki įrašą, jeigu turi, o mes tikrai stengiamės tą įrašą visada turėti, ir tiesiog klausiam vieni kitų, o ką tu ten gėrei, ką tu ten vaikui darei ir taip toliau. Tai va, tai iš tikrųjų, Rimutė, dėl to balso, tai aš panašiai kaip ir tu, bet aš dar labai šitą dabar naudoju, gargaliuoju, kaip tu sakei, ir laikau burnoje, nes turi antiseptinį poveikį stiprų. Ir man jisai, tiesiog atrodo, kad kaip sutepa tą mano gerklę ir tas balsas netgi būdavo keliom valandom po trupučiuką, čia tas kelias dienas grįžta, tada vėl aš skalauju ir iš tikrųjų atrodytų jums irgi gal, kas neturėjo tokios problemos, čia gal greitai praeina, bet aš žinau tikrai į vaistinę, kai ateina žmonės, irgi yra antibiotikai ir tas balsas tikrai neskuba sugrįžti, dažnai užtrunka ir po kelias savaitės uždegimas įsisivavęs. Tai va, tai aš galvoju, kad aš irgi tą turiu sėkmės istoriją su šita problema. Tai noriu dabar pakviesti pasidalinti savo patirtimi, net nežinau, gal Auriką paprašysiu, nors aišku, mes čia neturim kažkokios eilės nusistačiusios, bet aš taip pas tave užsirašęs, aš žinau, kad tu drąsi labai esi, ir drąsi, ir graži, ir su gražiais plaukais. Tai tu papasakok, kodėl aš šitas plaukus dabar paminėjau, tai tu papasakok savo patirtį ir būtent susijusi su plaukais. Ačiū. Labą vakarą, kaip pristatė su Aurika, atvykau iš Ladės. Taip, dabar galvoju, kokie 3 metai atgal gavau 2 skiepus nuo COVID-o. Ir po antro skiepų pradėjau pastebėti galvoj, vienoje vietoje tokių plaukų retėjimų. Nesuprantu, galvoju, gal čia aš galvą netaip įsiplovau, ar kas čia su manim negerai, ar čia šampūnas netinka. Ir po kurio laiką pradėjau pastebėti, aplikimą vis didėjo, atsirado ir žila sloga. Ir pradėjau kreiptis į medikus. Pradėjau ieškoti informacijos, kas čia yra. Kraujo tyrimus pasidariau, echoskopijas, visokias vidaus organų, pas moterų gydytoją buvau nuvykusi, skyliukę, vienu žodžiu, kur tik buvo galima, visur važiavau, ieškau tos problemos, kodėl man slepia plaukai. Ir kraujo tyrimai buvo geri, buvo tik tai trūkumas vitamino D, geležies, seleno. Nuvykus ir į Kauną, tai yra į Klaipėdą, pasirodyti gydytojai odos, nuvykstu, atrodo, atėjai į kabinetą, atsisėdai, gydytoja apžiūrėjo, išėjo iš kabineto, nieko nepasakys, nuėjau pasikonsultuoti. Ir buvo galima visur važiavau, ieškau tos problemos, kodėl man slepia plaukai. Ir nuvykus ir į Kauną, tai yra į Klaipėdą, pasirodyti gydytojai odos, nuvykstu, atrodo, atėjai į kabinetą, atsisėdai, gydytoja apžiūrėjo, išėjo iš kabineto, nieko nepasakys, nuėjau pasikonsultuoti.
grįžusi išrašė hormoninius tepalus. Pradėjau tepti, man viduj neramu, dar man tos informacijos trūksta, galvoju, kas čia yra. Susiradau Kaune gydytoją, konsultuojančią internetu per vaizdo kamerą ir pasikonsultavom, išsiaiškinom, kad tai yra židininė alopecija. Parodžiau tai Kauno gydytojai vaistus, kuriuos man išrašė Klaipėdoje, sako, tai tu juos vartok, tepk. Sakau, gydytoja, jeigu šitie man vaistai nepadės, sakau, kas toliau, kokia toliau gydymas vyksta, sako, tai yra plaukų svogūnėlių transplantacija. Nei daug, nei mažai, apie 1000 eurų. Jau man akys į viršų stojas, galvoju, čia vis tiek nemažai pinigai. Sakau, gydytoja, kas toliau po šito, jeigu organizmas mano nepriims tos visos transplantacijos, tai sako, tu nepergyvenk. Yra šiai dienai gražių, tvarkingų perukų. Dieve, mano galvoje, 36 metų tuo metu perukus nešioti negalvoju. Ne man. Kadangi aš jau buvau su Neolife susipažinus iš anksčiau, nes turėjau dukros problemos su užkietėjusiais viduriais. Skambinus Rimai konsultuotis, iš pradžių aišku nepapasakojau tos visos istorijos, pasakiau tik, kad slepia plaukai. Susidėliojau produktus, pradėjau vartoti. Ir paskui žiūriu, rezultatų tai nėra. Pasidėjau, Rima vėl skambino po kurio laiko, kaip tavo plaukai. Tas pats sakau. Paskui tai tada jau daugiau viską aš atvėriau jai ir papasakojau, kas vyko. Ir mes pasinaudojom Italo Limoro mitybos, Italo, kuriam buvo mitybos specialistas sudėliojus visą tą planą. Ir mes vartojom karotenoidus po 9, vitaminą E po 6, flavonoidai 6, cruciferis 4, formulė 4,1, omega po 3, gerasias bakterijas einant miegoti 2, gėrimą, tai žinau, kad pro šaldytuvo duris, tik duris prasidarai, ir turbūt 2 buteliai į mėnesį eidavau, jau to labai man patiko. Ir išlikusią vietą tepiau su alijošiu, dar po vieno seminaro pasišnekėjus. Mes alijošius maišėm su vitaminu E ir tepėm tą vietą. Tai turbūt po 3 savaičių, gal net po mėnesio aš pradėjau matyti pirmosius plaukelius, o buvo išplikę taip maždaug per pusę delno jau. Toj vietoj akivaizdžiai matęs. Ir tos visus produktus vartojau apie pusę metų. Ir šiai dienai net nesimata, kad būtų buvę tokios problemas iš tikrųjų. Nors šiaip ir su tais produktais, aišku, ir broliui padėjau sąnario uždegimą sutvarkyti, ir jau buvo išvykęs į užsienį, Danijoje buvo, dabar produktų sąrašą nepasiėmiau, ką mes vartojom, iš tikrųjų, bet buvo ta situacija, kad netgi negalėjo išminti sankabos. Buvo toks uždegimas. Irgi mes surinkom produktus, išsiuntėm į Daniją. Buvau jau planavęs pavažiuoti į Lietuvą, jau darytis, žiūrėtis tyrimus plačiai tyrimai. Operacijos nereikėjo, viskas tvarkoja. O dar grįžtant prie savo istorijos, buvo ir tų gerųjų šalutinių pas manęs poveikių. Buvo daryta irgi prieš gal kokius 5 metus tyrimai, kad buvo sprendę išvaržos. Išvaržėlės, kaip pavasaris, kaip ruduo, jau aš kaip tas robotukas sukdavaus visų kūnų, galvos pasukti neidavau. Ir aš kaip tik buvo registracija vasario mėnesį, pavasaris, kol buvo vartotos produktus, o kur mano išvaržos, jų nebeliko ir aš laisvai galėjau sukiotis, o taip reikėdavo kiekvieną rudenį pavasarį jau visų vaistų, kad mano sprandą atleistų. Kadangi turiu ir šunį, pakankamai daug vaikštau,
tenka nueiti po 7 kilometrus su šunim iš sykio. Surakindavo nugarą, jau po 2-3 kilometrų jau reikėdavo parėjus pailsėti. Žiūriu, nueini ir po tos 7 kilometrus, 8, žiūriu, galiu sėsti į mašiną ir važiuoti į darbą, o darbas ant kojų. Visą dieną fantastika, sakau. Nerealūs dalykai vyksta su šiais Neolife produktais. Aš matau, telefoną. Galvoju, jeigu rasiu, paskui parodysiu, nes tu laikėsi jo pagal jo programą. O istorija tai prasidėjo nuo to, kad Neolife viceprezidentas pardavimams Enrico Lamoro turėjo irgi tą pačią problemą alopeciją. Ir jam kita iš Neolife konsultantė, lyderė, Vengrija, tokia gydytoja, taip teisingai sako, ne? Iš Vengrijos. Jam sustatė programą, ką naudoti, nes jisai buvo tiek jau išplikęs tai židiniais, kad jisai nutarė visiškai plikai nusiskusti galvą ir, ta prasme, būti visai be plaukų. Tai tu gali pereiti dabar, kol aš pabaigsiu pasakoti visus, kas nematė jo, dar toj nematė jo be plaukų, nes dabar jau mes kelis metus jį matom su vešliais, garbanotais, juodais plaukais. Tai mes nuvažiuojam į konferencijas ir mes tiesiog galvojam, gal žmogaus toksai stilius. Kaip žinot, vyrai mėgsta kiti tokį stilių, plikiais būti. Ir vieną kartą atvažiuojam į konferenciją ir galvojam, kad čia kitas gal darbuotojas, nes su vešliais, garbanotais, juodais plaukais ir neina pažinti. Ir paskui sužinojom šitą istoriją apie alopeciją. Ir dabar visi, kam yra ta problema, vartojam ir tokių patirčių yra tikrai ne viena. Ar žinote, kad yra tokia Facebook grupė Neolife tikros patirtys? Kas dar nežinote ir galvojat, tikrai nesuprantu, apie ką čia taigia kalba. Tai yra tokia grupė, paprašykit, kad jūs pakviestų jūsų rėmėjų, žmogus, kuris į renginį pakvietė. Ar kad kuris galbūt žiūrės tą įrašą, paklauskite to, kas atsiuntė tą įrašą. Ir ta grupė labai faina, nuostabi, galėčiau sakyti tuom, kad ten žmonės tikrai, kurie drąsūs, aš čia apie save galvoju, aš turbūt nedrąsi, kad neparašiau dar. Žmonės, kurie pasidalino savo tą patirtimį, mes skaitome, džiaugiamės ir dar galime komentare pakviesti žmogų, kuriam ta pati problema, kad jis pasiskaitytų. Nes vienas dalykas, kai jūs sakot, ne, jau esate turbūt susidūrę. Kai sakot, jūs ir niekas netiki ir galvoja, čia galbūt nori parduoti. Ir kitas dalykas, kai paskaito kažkur, kitas pasakė, tai dar geriau veikia tada. Kai kažkas kitas, o mes savam krašte pranašas, kitas tik ir nebūsim. Ne iš piršto laužto patarti. Tai dabar noriu, ačiū dar kartelį, labai tavo patirtis įkvepianti. Tikrai aš sakau, kai pirmą kartą išgirdau, tai jau, wow, tikrai. Ir tas nuotraukas gaila šiandien negalėjom jums parodyti. Aurikos nuotraukos, kam įdomu, tikrai prieikit po renginio, jinai gali pasidalinti. Nors Neolife tikros patirtis yra toje grupėje jos patirtis. Tai reikia suvesti paieškos laukelį alopeciją ir matysit nuotraukas. Tai va dabar noriu pakviesti pasidalinti savo patirtimi, nežinau, ieškau Retos. Retos. Taip. Mes susitarusios, jau žinom, kad jau viena Reta buvo, dabar jau antrą. Pasidalinsi dar apie vieną problemą, ligą, nežinau kaip įvardinti, pati pasakyk. Kai Neolife kompanijos prisijungiau, jau 3 metai bus rugsėjo mėnesį ir tuo metu buvo covidinis laikotarpis, iš tikrųjų tai vien dėl to prisijungiau, nes neturėjau labai stipriai energijos ir galvoju, čia labai greit susirgsiu to covid. Ir buvau pamiršusi, kad prieš 19 gal metų buvau sirgusi trišakio nervo uždegimu ir mane aplankė tie požymiai iš tikrųjų prisijungus prie tos kampanijos.
Ir tai yra labai didelis galvos skausmas, dešinės galvos pusėje man skaudėjo, o ryte atsikėlus suparalyžavo pusę veidą. Suparalyžavo veidą, nei mirksėti, nei kalbėti rišliai, reikėjo susilaikyti ir lūpą. Ir važiuoju mašiną, saulė šviečia, viena akis užsimerkia, kita nereaguoja, veidrodį pažiūriu, iš tikrųjų irgi. Buvo apie 26 metus man. Tai verkti norisi, vaikas žiūri irgi tą mamą, galvoja, kai čia darosi. Ir labiausiai turbūt, gal truputį stresas buvo, nes vyras buvo išvykęs į užsienį, o dadėjo patį tą visą tokį jau, tą suparalyžavimą turbūt buvau labai sušilusi ir išėjau žiemą į lauką. Draugė dar sako, tu jau gauni, sako, tokia sušilusi lauką, o man čia niekas nebaisu, su koja dar čia sniegą nurado mano mašinas. Paspardžiau, kaip sakant, jau čia tokia stipruolė. Ir vienu žodžiu, pas gydytojus, kai kreipiesi, tai pati pradžia tai tokia, kad labai iš tikrųjų esu jiems dėkinga, nes vis tiek aš šiandien galiu ir kalbėti, ir mirksėti, man atstatė visus, kaip sakant, galiu gyventi normalų gyvenimą, o patyrus kažkokį stresą, man vis tie požymiai ateidavo ir ta galva pradeda skaudėti, ir gydytojai paskambinus, jau išrašo hormoninių vaistų, leidžiamų vaistų, 2 savaitės pasireabilituoji. Ir čia, kai važiuoja tas covidinis laikotarpis, tai jau kas pusę metų man taip, ir taip stipriai jau matos, ir tas veidas visas trūkčia, taip, per veidrodį matau save. O Neolife kompanijoje atėjus, sakau savo jau rėmėjai, sakau, 9 valandos vakaro. Man vėl taip tokie dalykai vyksta, sakau, danguolė, man čia jau nejuokinga, sakau, žinau, kažką darom, nes, gali atsitikti čia negerų dalykų. Ir susakė, ką man išgerti. Tai buvo kažkur apie 30 gal kapsulių to vienu sykiu. Aš naujai prisijungęs žmogus, negalėjau gal ten išsigąsti, kažką nepatikėti, dar kaip kiti sako, kad ar tau valgyti dar reikia, bet kai tu, iš tikrųjų, jau esi patyręs tą dalyką, tai jau apie tokius dalykus tikrai negalvoju, koks tam dar valgys kažkas. Išgėriau tos pagalbus ir buvau, tik tai džiaugiausi, kad aš juos turėjau po ranka. Iš tikrųjų, pusę valandos ir slūgo skausmas. Viskas atslūgo, o puikiausiai ir man nereikėjo skambinti gydytojai, nereikėjo gerti vaistų ir leistis vaistų ir nuo skausmo ir visokių. Ir tik tai dar ryte atsikėlus galvoju, žinoma, man čia viskas gerai, nes, tu net nepajauti, tik pamatai save, koks tu atrodai. Tai iš tos baimės dar paklausiu, sakau, jaučiu, man dar skauda, tai pakartau tą patį viską ir galiu gyventi, labai džiaugiuosi Neolife galimybę, kad galima sveikatintis ir kitaip. Ir iš tikrųjų tas stresas, seniau tokia būdavau jautri visą laiką, iš tikrųjų verkdavau dažnai, dabar paveikia, bet gal iš laimės, o seniau pati nežinai, ko tenai, ar vaikas susirga, čia jau reikia verkti. Ir pasipildžius tais produktais dabar, tai turiu tą suvokimą, kad reikia kasdien pildytis, o ne bijoti ten ar vitaminų, kur iš jūsų tam gyvenimui jaučiu negerdavau, nes ten tipo jau valgysiu labai daug. Ir tai tiek, tokia istorija man. Tu dabar nuolatos vartoji, taip jau tavo mėgstamiausia, tai po 30 ir vartoji, ar kažką turi tokius favoritinius nusistačius ir kiekvieną dieną? Tai jau neįmančiai išskirti produktų, kad kažkokie favoritiniai, jie yra pakeičiami vieni kitais, visų iš eilės, gal negeriu, aišku, bet yra mano maistinėliai. Negaliu pasakyti, kad kažkokie tai, labai myliu ir ir flavonoidus, ir kalcį vakarais, ir formulą pasipildau. Nereikia tikrai gerti ištisai. Pradžiai daugiau jo pagėriau, labai mylėjau tą su geležim. Ir kokteilį atsigerti, ir arbatos išgerti, ir Dar toks tai klausimas, kompromituojantis. Kokių šalutinių poveikių esi sulaukus nuo šitų produktų? Nes tikriausiai visi suprantame, kad jeigu tabletę geri, tai tikrai šalutiniai poveikiai yra. Nebestresuoju,
taip daug. Ir po to, nu, tikrai nebūčiau atsistojęs ir pakalbėjusi prieš 2 metus jau tikrai nebuvo taip, kad galėčiau. Nors, sveika, jeigu pastresuočiau atsistojus, ta širdis vis tiek palaga. Ir paskui kraujo tokio, kojų, pavyzdžiui, tos venos visos smulkios. Tai jau žinau, ką išgerti, aš gyvenu sodybą, turiu kaime, tai daugiau ar pavaikšti, ar ką, galvoju, jėtų, kaip tam žmonėm, kurie turi visą laiką ant kojų ten dirbti, tiek jau, kaip jie turi gyventi, o čia atsiguliu vakarė galvoju, jau kojas skauda, šiandien tiek daug darbaus. Ne, galvoju, niekas šiandien nelauksiu, dabar nemiga dakas, atsikėliau iš tos lovos, išgėriau magnio, kalcio, flavonoidų ir viskas, ir miegelis buvo puikiausiai. Tai šalutinis poveikis, žodžiu, kad venos susitvarkė, nervai susitvarkė. Matot, kokie baisūs šalutiniai poveikiai. Tai iš tikrųjų labai atidžiai skaitykite šalutinius poveikius, klausykite, nes ir jums galite. Ir nuostabu, iš tikrųjų, pavyzdžiui, tikrai dar to, jau kai prisiregistravau ir nevartoju vaistų, jokių, nuo galvos skausmo, seniau galvą paskaudėdavo, ten ir tą jau maitino, pasiem, kam čia kentėti, juk galima išgerti tų vaistų, o dabar išgeriu magnezimo, vitamino ir nereikia jokių vaistų. Šalutiniai poveikiai ir šeima sveika, ir vaikas sportuojantis yra. Ir vaikas sportuojantis ir ateini į varžybas, tai tu matai, kaip tavo vaiko nieks nekeičia, visus 2 kėlinius, jisai turi energijos, kur tikrai yra ką palyginti su kitais vaikais. Vau, ir kai pradėjome kalbėti apie vaikus, aš prisiminiau, kai Jokūbas buvo varžybose ir jisai atžaidė, nes kažkaip trūko ar vaikų, net kažkas susirgo, atžaidė su 2 komandom. Su viena komanda ten ar 4 ar 5 kėlinius ir su kita nestrūko. Ir jisai viskas normaliai, ta prasme, ir energijos užtenka, ir atsistato ir taip toliau. Tai dar apie tos šalutinius poveikius. Žinot, ta problema, apie kurią pasakojo Reda, šiaip paprastai, tradiciškai, kaip sakau, tradiciškai, mediciniškai, yra gydoma dar ne tik tai, kad vaistais nuo uždegimo ir skausmo, bet dar yra duodami vaistai, kurie priskiriami antiepilepsiniai klasiai, grupiai. Reiškia, tau nėra epilepsijos, bet tu geri vaistus nuo epilepsijos dėl šitos kažkokio nervų uždegimo, nuo tos problemos. Ir viskas atrodytų kaip ir, ką dabar, ne. Bet išsivyniojus tų vaistų šalutinius poveikius, pavyzdžiui, jeigu prisiminsit dėl įdomumo lepsinų, pavyzdžiui, jeigu atsiminsit, išsivyniokit ar tiesiog internete atsidarykit. Nes jeigu tų vaistų neturi, tai aš ką čia vyniosi. Bet dabar jau šiais laikais gali atsidaryti ir paskaityti internete visas anotacijas. Tai tada supranti, kad šalutiniai poveikiai tokie, nefaini gali būti. Ir žinot, dar kas baisiausia, kad ten, kai mes skaitom šalutinius poveikius surašytus anotacijose, tai kaip jūs galvojat, ar ten, kai rašo, kad 1 iš 10, reiškia dažnis, ne? Labai dažni šalutiniai poveikiai, dažni, reti, labai reti ir ten dar tokie, kartais nustatysi. Tai kaip rašo 1 iš 10, tai mes kažkodėl taip ir, ir sugalvom, kad reiškia 1 iš 10. Jo, bet iš tikrųjų, suprantat, esmė yra ta, kad žmonės nesivargina tiesiog, ar tai galim sakyti tingi, gal sakyčiau netingi, neturi laiko prasinešti apie tos šalutinius poveikius. Kuris iš jūsų pajutęs kažkokį šalutinį poveikį prasinešėte į vaistų kontrolės tarnybą? Nors tikrai pajuto turbūt ne vieną kartą. Tas pats ir su, tarkim, COVID vakcinom, ne, kai, daug, savo aplinkoje tikrai žinom daug. Aurika, tu pranešei į vaistų kontrolės tą tarnybą, kad pranešei apie alopeciją, kad tau nutiko? Man net nenustatė, galvoju, kad tai yra genetiškai, sakė, gal genetinė, tada žinau, kad šeimoje niekas neturėjo tos alopecijos. Buvo klausimas iš medikų. Bet tu nesikreipei pati, tai praeitą savaitę pas mane namuose sėdėjo vyrukas, 30-metis, dar nepilnai. Irgi va ta pati istorija. Po 2, ten 3 skiepo, žodžiu, alopecija atsiradusi ir jis taip pat nepranešė šitai tarnybai ir tokių
atveju galim pasakoti ir pasakoti, bet aš tiesiog nenoriu dabar nueiti, kad mūsų tas patirčių vakaras nenueitų čia į kažkokius šalutinius pokyčius, bet noriu, kad kalbėtumėm apie kaip pasidalintumėm dar keletą istorijų turim, kaip Nelife produktai padėjo vienu ar kitu atveju. Tai noriu pakviesti dabar, galvoju, gal Aurelija. Tai vienas žiūri, čia specialiai, žinot, kad įdomiau. Galim pasitikti, Aurelija buvo. Jinai norėjo būti Aš nedrąsiausia taip ir mano norėjo būti pasakoti tiesą, labai moku ir galiu. Aš galiu Kai auditorija man. pasiskaitysiu. Jeigu matysiu, kad jos lapnėja, ateisi. Mano vardas Aurelija. Aš pasidalinsiu savo sesės patirtim, kaip jinai sako, stebuklingi produktai, tai dar toksai variantas galbūt nestebuklingi produktai, bet teisingos sudėtos maistinės medžiagos, nuo kurių mes visi, neleidžiu taip sakyti, bet aš taip sakau, nes esu drąsi, sveikstam ir pasveikstam didumą. Tai jinai Vilniuje galėjo pati, bet tiesiog, tolokai. Nuo 20 metų turėjo šienligę ir labai stiprią. Jai šiai dienai 63 metai. Tai 40 metų. Ir kažkaip įsikalbėjus, nors aš žinau, bet gal nesureikšminau, gal nori, gal nenori. Atsirado kaip tik pas mus, man atrodo, naujasis produktas Respixas po COVID, aš sakau, tu galbūt pamėgink. Sakau, pavartoti, sakau, šiaip, ir alergija ir taip toliau, pamėgink padaryti. Ir jinai tiesiog, gerai, tu sakai, atsiųsk ir aš tipo pabandysiu. Ir vartojo jinai po 1-2 kapsulytės kažkur va taip panašiai, paskui lygtai pradėjo ir to nosis bėgti mažiau, lygtai ir akis pradėjo mažiau nežėti, bet jinai taip ištindavo, kad, pavyzdžiui, koks sutikimas ar ką, arba susitinka mieste, jinai su akiniais, nes buvo akis visos, tiesiog labai baisiai pasijau tiek metų. Ir klaritinas, į nosį puškalai kažkokie, tai nežinau, iš tų vaistų pavadinimą, nes pati nieko nevartojus, man atrodo, beveik visai esu. Paskui kažkoks tai dar būdavo tas, kur dusimas vykdavo irgi jai kažką tai irgi, paskui tepalai ir tavegilis, vienu žodžiu, viskas pilnai pas ją komplektas. Nuo kovo mėnesio jinai pradėjo vartoti, nes kitaip dūdavo iki medikų, iki ligoninės ten prieidavo. Ir biškį nušoko ir pradėjus vartoti jai šitą Respixą. Jinai pajuto tą pagerėjimą ir dabar jai 63, tai prieš metus jinai parašė ir prieš 2 parašė, man atrodo, istoriją, kad po 40 metų jinai neturi nei vienos tabletės klaritino. Jinai, vėl aš šiandien kalbėjom, jinai, aišku, dar nepasitikėjus, nusiperku, sako, kovo mėnesį lašiukų į akis, o mažuką gal pagriauš. Tai jokių lašiukų, jokių purškiamų, jokių tepalų, vienu žodžiu, jinai, kaip, net sako, nenoriu net prisiminti. Tai Respixą rašo, vartoju nedaug, visus metus po 1 ar po 2 kapsulės, birželį Liepą, po 2-3 per dieną. Ir dadėdavau, kur jinai mėgsta beta-guardą to pačiu. Vat kai čia buvo pradžia, ir profilaktiškai, aišku, ten omega, vitaminas E, magnis, kalcis, D, tai va, ir rašo, sako, tik tiek ir įvyko stebuklas, tai va šiai dienai. Toliau pavartojo šitus visus dalykus, jie irgi galbūt po COVID, po tų skiepų, man čia skambina, nežinau, man čia nepadeda niekas, aš čia po biškį vartoju, aš čia kosau, naktį užsikosau, ryte užsikosau. Eisiu pas gydytoją, nueik, sakau, pas tą gydytoją, eisiu, nežinau, tai praėjo visus tyrimus, kraujas geras, koso, tiesiog darželį, auklėtoja, plus prie vaikų, tėvai irgi žiūri tokiom akim, kom čia tu susirgai, o jei kosulys užeina ir tiesiog sako iki tokio, kad drebėjimai. Jinai pas savo gydytoją šeimos, atsėda gydytojas, sako, aš gal nerašysiu to antibiotikų, gal kažką pažiūrėkim vaistukų kokių, bet sako, gal dėl visą ką. Ir jinai pamato ant staliuko, neminėjo manęs pavardės, beta-guardo. O jinai tokia smagsi, kaip darželio auklėtoja, tai ką šį gydytoją irgi, geriat Nelife, gydytoja, palauk, sako, ateik atgal, atėmė atgal receptus, tai tu, sako, irgi žinai taip, sako sesės, gerai, sako, aš tau rašau receptą, surašė jinai receptą iš Nelife papildų, jinai
parėjo namo, skambina man, visa pikta. Gerai, aš dabar susipirksiu tos papildus, kuriuos tu man pasakei, kurios gydytoja pasakė, čia daug kainuoja, žinau, pragersiu ir viskas. Ir aš pabaigus to nelaimę, aš jau tyliu nieko nesakau, dabar tai juokėsi. Jinai pragėrė, čia rašė šitų visų, tai pragėrė, jinai rašo receptą. Suvartoju, aišku, po visą dėžutę. Buvo išrašyta betogardo 2x2, resplixas 1x3, karotinoidai 1x2, flavonoidai 2x3, omega 2x3. Ir rašo į kažką, kankino kosulys, tiesiog nesibaigiantis, kankinantis lojimas, prašom jum receptas išrašytas šeimos gydytoja. Tai va čia jos tokia, tai jinai irgi labai liko tada registravosi, liko patenkinta. Nu ir jai, man atrodo, po poros mėnesių viskas baigėsi. Tiesiog, va taip, baigėsi ir baigėsi. Dar vienas variantas, ką jinai džiaugiasi, kad sukando ją kažkokios, tai sakė, moškės. Vakare skambina, sukando, tai gal praeiščias, kurias piksą išgersi. Ir žinai, irgi atsimenėm, kad aloe veras, kur turiu. Aloe verą daugiausiai naudodavo vyras jos po skutimosi, kaip veido kremą, visą laiką, jau po šito, nepasakiau variantų, jinai registravosi, sako, turiu. Tai sakau, pabandyk šitą. Nu, jinai gal kiek bandė, kiek ne. Ryte paskambina man, sako, aš negaliu atsistot ant kojų, sako, tiek ištinė, sako, man spaudžia ir batai, ir tiesiog net pėdos padėt, ką daryti. Nu, sakau, jeigu dar turėjo Alijošius, sakau, buvo kaip tik, man atrodo, kažkokios tai atostogos kelios dienos šią vasarą, sakė, pernai va čia metais buvo. Tai jinai su, man atrodo, pusantros Alijošiaus tokia paliukų, per pusantros dienos liko tik maži randeliai, atitino ir tai tapo stebuklingas dalykas, kurį reikia turėti visada. Tai va, tai, nežinau, dar gal Dievą nesakyti, kad užteksi. Ne, tu sakysi, jeigu turi šokų. Nu tai va, o tai labiausiai be ko jinai negali gyventi, be kalcio magnio plus D, nes 59 metų jinai pajuto, kad jos sąnariukai atsisako. Nu, jinai labai aktyvi, darželiuose daug renginių rengia, aktyvistė tokia ir su vaikais ir važinėjasi, tai sako, irgi aš jai kažkaip irgi šnekėjome, sakau, galbūt tu kalcio magnio, ai ne, aš iš draugės nusipirkau kažkokius papildus. Nu, nusipirkai gerą. Nieko nebesako, tyli, kažkada vėl šnekamės, ai žinok, nusipirkau per internetą kažkokį tepalą stebuklingą, nesakė, kas padės. Prisidėt patekęs tepalus, žinok, sako, ir tą nusipirkau, ir tą, tai gal bandysiu. Tai va, jinai pradėjo vartoti kalcio magnį, kur iki pačiol vartoja plus D. Full motion mūsų ir viskas. Dabar daro mankštas su vaikais, kaupėsi ant kelienų ir laukia, kaip sako, kiekvieną kartą rugsėjo 1-osios, kol vėl darželiais. Nu, tai va, aš toliau padėka Neolife'ui, jinai parašė, kaip ir rašė. Padėkojo man, padėkojo Neolife'ui, kad atrado. Pabaigė jau jinai jau metė tas. Ką? Neolife'ui? Ne, padėkojo, kad stebuklas, vis stebuklų. Ne, visur jinai. Jau dabar netikse, ne? Piligrimo keliais važiuoja, pas ją, kaip keliauja, kiekvienais metais ten po mėnesį, po pusantro, tai pas ją Betogardas, vitaminas C, Alijošius, kad ir kur į kuprinę dešres ar įdėti. O kur ta daktarė, iš kokio miesto? Vilnius. Bet pavardės nesakė. Teigia mano mama. Atrodo, jau čia sveiki visi ir tos istorijos baigės, tas patirtis, kaip nenustosi vartot produktų vien dėl to, kad pradėtum sirgti ir kad turėtum naujų patirčių. Bet kas yra gerai, kad galim dalintis savo artimųjų, savo draugų patirtimis. O jų tai yra, atrodo, tikrai, nežinau, knygos kelios išeitų, neparašyti. Tai apie gydytojus. Iš tikrųjų labai smagu, kad vis atsiranda daugiau ir daugiau gydytojų, kurie per pusę lūpų pradeda pasakot, atiminėjimą receptus man. Iš tikrųjų, žinot, kai kažkam gal dar kyla klausimas, kodėl tie daktarai, kurie vartoja, tikrai daug yra jau ir mūsų Neolife gretose, mūsų medikų ir gydytojų ir vaistininkų ir kitų profesijų. Kodėl sako, jie taip galėtų garsiai pasakoti, galėtų reikštis čia ir ne per pusę lūpų. Tai iš tikrųjų nepaslaptis, kad jie to daryti negali. Tiesiog negali, todėl kad yra įstatymai, yra jeigu dirbi pagal licenciją legaliai, tu turi laikytis nustatytų protokolų, yra gydymo gairės
yra sustatyta, jeigu ten pirminė hipertenzija, tarkim, vieni vaistai, ten antrinė tokia, jeigu cholesterolis taip ir taip, viskas yra surašyta ir tu turi laikytis tų programų. Tu negali pats kaip sugalvoji ir ten pradėti, kaip sakyt, pagal savo norus kažkokius. Tai va, tai tiesiog mano mama, šeimos gydytoja, taip pat vartoja jau 15 metų, šypsausi, nes prisiminiau pradžią tokią. Tai nelabai faina, kai 3,5 metų reikėjo kariauti su ją. Ir, žinot, šiandien irgi jinai vartoja produktus, labai daug vartoja produktų, didžiulį spektrą. Ir sako, žinai, sako, daugiau tu man nebesiūsk savo draugų, užsirašyti, tu, sako, tik tai tuos, kur iš Neolife gali siūsti. Sakau, ir juokiasi pati, sakau, kodėl, sakau, tik tuos, kur iš Neolife. Nu tai sako, su jais nereikia daug ten nieko, sako, tik pasiunti ten akis pasitikrint, dar ten kur nors nusitikti. Sako, nu kaip būna, žinot, siuntimų, nu tą programą, sako, pravaryt programas, nes sako, jie sveiki, su jais nereikia ten labai daug kur užtrukti. Tai dabar jinai jau turi labai didžiulę apylinkę ir prašo jau siūsti tik neolifiečius. Tai va, tai tokia istorija. Tai noriu pakviesti dar beveik jau pabaigai, o paskui ekspromto jau galėsim visi kalbėti, Danguolytė. Tu labai gražiai atrodai. Jau tas suknė kažką gražiai. Galvoju, pasakysiu vienai, tada galvoju, tegu visi girdi. Ačiū tave, Lūte. Tu tikrai nuostabiai čia gražiai vedi šį vakarą. Galvoju, kad vyrų nėra, dabar žiūriu, kad yra tu vyrai. Ir... Ne, čia liečia ir vyrus, ką norėjau šiandien pasidalinti. Esu Danguolė, ar yra, kas manęs nepažįsta, mano istorijos nežino? Yra, ne? Tai trumpai tada, 15 metų jau kitą mėnesį bus, kaip esu Neolife. Prieš tai dar metus vartojau ir jutau tų produktų naudą. Ir šiandien, kaip žinot, pasidalinsiu, turėjau tokią procedūrą, nu, matau čia visokio amžiaus grupių, galbūt ir jums kažkam pravers. Turėjau prieš 2 metus implantus 2 įsuko dantų viršutiniam žandikaulį. Ir apie tai noriu pasidalinti. Kaip suprantat, tai vyksta iš pradžių dantų išrovimas, o paskui to implanto įstatymas. Tai odontologai skiria antibiotikų kursą, bet aš jau buvau, kaip sakau, save įvardinu, senas vartotojas produktų. Ir visiškai pasitikiu šiais produktais ir žinau jų naudą ir veikimą. Ir jis paskyrė man antibiotikus gerti savaitę prieš tą procedūrą. Bet pasakysiu sąžiningai, bet jūs manęs darykit tai, kaip jūs žinot darykit, bet aš padariau taip, kad aš nevartojau tų antibiotikų. Ir tą procedūrą atliko taip pat man, be tuo momentu jau ką jie atlieka, tą atlieka. Ir dar parekomenduočiau turbūt, kad esat vartotojai, kad betogardo jokių būdų negerti prieš tokias dantų visokias procedūras. Ir kai tą procedūrą man atliko, sako, nu dabar kai atsileis, sako, gali tau labai skaudėti, nes sako, čia buvo tokių dalykų. Ir sako, ar turi vaistų namie? Ne, sakau, neturiu. O po tokios procedūros jau nelabai esi toks adekvatus, kad eiti dar į vaistinę ir kažkokių tai vaistų ieškoti. Tai sako, gerai, aš tau duosiu tų vaistų nuskausminamų, jeigu tau pradės skaudėti. Nu ir laukiu, kada čia pradės skaudėti. Gerai, sakau, duokit, nežinau, koks šitas patirtis, tai tokia pirma. Tai ką padariau, grįžusi namo, aišku, parsivežiau tų vaistų, ten saujelį jisai man davė. Atsidariau tre, grįžusi namo. Ir jį suvartojau ištisai, va taip, gurkšnojau.
Aišku, buvo vakaras, norėjus valgyti ir tada Neolife kokteilį. Betaguardo, taip kas 3 valandas, kas 3, kas 4, taip po 2, po 3. Betaguardo, česnankinių, flavonoidai, karotenoidai, botanikal, kalcis magnis, magnezium. Žiūrėjau, viską įvardinu. Ir vitaminas C. Tai va šitaip ir naktį atsikėlus, kaip jau pajausdavau, kad jau pradeda kažkas tai mausti, dar pakartojau ir iš tikro kitą dieną jau man buvo visai tokia kokybiška diena ir tų antibiotikų po procedūros jis dar paskyrė man dar kursą, tai aš ir jų neįsigijau ir puikiai man viskas sugijo. Ir po savaitės, po kiek ten to laiko, jau tiksliai nebeprisimenu, turėjau apsilankyti, kad apžiūrėti, tai tada, galvoju, dabar vaistų namie nėra, jau sveikatinos šitais produktais, galvoju, dabar mėtysis man tos tabletės, gal kažkam ten nereikia labiau tų tablečių, tai susirinkau. Nuvežu, sakau, žinokit, daktarė, ačiū labai, bet man tiesiog neprireikė tų tablečių. Tai va, bet ką aš norėčiau šiandien turbūt dar labiau pasidalinti, kad mes neturėtumėm laukti, kol dantų implantus, ar dar ten kažką, kad mes esam tokie, kad galim įtakoti tą jaunąją kartą, ar ne, kad auginti sąmoningai, kad rūpinti sveikata kiekvieną dieną, nelaukti tų tokių iššūkių sveikatos, kad mes kasdien turėtumėm pagalvoti, o ką šiandien šneka mano kūnas, ar ten galva suskaudo, ar ten stuburas suskaudo, kad čia yra ta galimybė išsisveikatinti. Aišku, aš jau augindama vaikus jau tą stengiausi daryti ir kad juos įskiepti tą sveikatingumą ir tiesiog supranti, kad kūnas atsinaujina ir turėjau ne vien tik tas procedūras ir neseniai darė dantų higieną ir daktaras sako, tau skaudės, dabar negalėsi valgyti, iš tikrųjų antiek kūnas yra stiprus, kad aš nieko nejutau, jokio jautrumo, kad ten dantų, sako, negalėsi valgyti, galbūt tau bus dantenos jautrus. Ir jinai man sako, tau gal suleisti vaistų, čia tau gal skauda, ne, sakau, man nieks čia neskauda. Šiaip, sako, įprastai suleidžiu vaistų žmonėm, tai ką noriu dar pasakyti, kad šitie produktai antiek tą organizmą sutvarko ir, kaip pagalvoji, turėjau ir daugiau tokių visokių sveikatos problemų, ne vien tik tai, bet kūnas ištisai atsinaujina ir mes turėtumėm, kaip Eglė, iš pradžių sakė, tos psichosomatinės priežastys pagalvojant, kur mes ne ten, kur mes su savo stresais, su visokiom galbūt neigiamom emocijom tą kūną susargdinom. Ir pasigilinti ir į tuos dalykus, nes viskas nuo to ir prasideda, ypatingai kai dabar gyvenam tokiam bėgimo ir tokio informacijos srauto ir gyvenimo to greičio tokio laike. Tai palinkėčiau kiekvienam pasidomėti, kodėl ta priežastis ir dažniausiai tie atsakymai būna ten. Ir šiandien turėjau tokį žmogų, moteris sako, jau taip džiaugiausi, jau viskas gerėja ir sako, pradėjo vėl su moteriškais kažkas streikuoti. Ir sako, aš suprantu, aš supykau ant vyro savo. Ir suprantat, ir sako, iš karto atsiliepia kūnui ir taip ir mums kiekvienam kažkur gal supykom, gal kažkas įvyko ir tas kūnas mums pareina pačiam su visokiais reikaliukais. Aš turėjau daugybę metų, kol ėjau į valdišką darbą, galvos skausmus, migreną ir aišku, čia nebuvo įrašyta į tą vakaro temą, bet tiesiog noriu pasidalinti. Tai tų stresų neapdirbimai, ta galva pukšėdavo tenai. Nes jinai nesugebėdavo kūnas apsidirbti su tais stresais ir tas viskas baigės. Iš tikro,
tie pokyčiai, nu, nebijokim priimti tuos pokyčius, čia dauguma turbūt tai ir daro, tai jau kalbu gal labiau į naujus žmonės, kad pasidomėti tą psichosomatiką ir aš drąsiai visada žmogui parodau ir knygas, ką aš domiuosi, ką skaitau, kad jeigu jis yra suinteresuotas, kad jis gautų tą nuoseklų savęs sveikatinimas, nes jeigu jis naudoja produkciją, jis atsakomybė yra prisijėmęs, kaip jūs čia, kad jis jau nori tos visos sveikatos pilnavertės. Tai va, gerą Ačiū vakarą. labai, ačiū labai. Tikrai. Bet žinot, mes vis tada turime dar ir tą dalį ekspromtinę. Ir gal šį vakarą yra norinčių, galvoja, nu kaip aš čia neužsirašiau tą patirčių vakarą pakalbėti, arba Eglė neparašė, nepakalbino. Tai žinokit, dabar jau yra ta proga, kai galit kelti ranką ir ateiti į priekį ir pasakyti galbūt savo naujausią išgyvenimą, savo patirtį, ne dėl savęs, bet dėl kito. Nes žinokit, jūs nepatikėsit, dėl savęs aš čia, pavyzdžiui, kaip patirčių vakarų net neorganizuočiau. Nes dėl savęs tai čia manoje, tu atrodo tiek nereikia ir jau kiek žinau ir visko jau girdėjus atrodo per tiek metų, bet iš tikrųjų juk mes daugelis iš čia esančių davėme tą pažadą gal ir savo ir nežinau, tam žmogui, kuris atvedė į šitą kelią, kad dalinsimės. Kad dalinsimės vardan to, kad žmonės būtų sveikesni, kad vaikai mažiau sirgtų, kad nereiktų tų vaistų gerti saujom su visais šalutiniais poveikiais. Tai va dėl to. Tai jeigu norit ne dėl savęs, bet dėl kito pasidalinti, kad ir kitam būtų gerai, tai galite ateiti. Va, prašau. Už drąsą, už drąsą. Mielas, nors labai bijau. Tai žinau, kad šalia. Gerai. Labas vakaras, esu Rasa. Pasakosiu gal pirmą apie save. Turėjau nugaros problemų. Turėjau stuburo išvaržą, jinai niekur nedingo. Bet aš su ją vaikštau, be skausmo. Dirbu. Visą dieną stovintį darbą. Praeinu namo, dar dirbu, irgi stovintį darbą ir panašiai. Atsiguliu lovą ir galvoju, galbūt dar kažko nepadariau. Ir galvoju, reikia miegoti. Tai va, mano mėgstamiausi produktai yra omega, B grupės vitaminai. Aš be jų turbūt negaliu, kalcis, magnis, vitaminas D. Čia turbūt mano istorija. O neseniai mano artimam žmogui atsitiko tokia nelaimė, gal bėda, apkandžiojo šuniukas. Sukandžiojo ranką ir, nuo grumimosi, kelionai nubrozdinti buvo ir panašiai. Po savaitės laiko produktų naudojimo ir, kaip sakau, į vidų ir išorės, nuo kojos pasveiko, kaip sakant, atšoko šašai, kurie buvo susidarę. O ranka dabar jau po 3 savaičių ir kur yra ne nubrozdinimai, bet drėkstiniai, jeigu, ką žinot, šuns draskyti žaizdos gyja labai retai. Tai dabar mes turim tik tais ant piršto šašą. Ant visų rankų po 3 savaičių nebėra šašų. Yra dar randai, šiek tiek dar, ta prasme, čia buvo siūta. Tiek.
gyveni kiekvieną kartą ir kvėpuot pradedi, atrodo taip kaip tas žmogus, ir nekvėpuot pradedi, ir atrodo, nu tikrai kaip jautru ir ačiū Dievui, tos patirties neturiu, bet esu turėjus žmonių, kurie kreipiasi su tokiom problemom, su plėštiniam žaizdom, su sudraskytom nudegimais. Tai iš tikrųjų yra labai geri rezultatai, greitai sugyja audiniai. Ir mano pačios istorija, kurią galvoju, irgi šiandieną buvau įtraukus, pasidalinsiu apie žaizdų gijimą. Tai 22 gegužės dieną, kai mes su vyru Kipre atostogaujam, mėgaujamės gyvenimu, sulaukiam, iš tikrųjų aš pati paskambinu vaikam, viduriniam savo sūnui ir sužinau, kad mano mažiausias sūnus ligoninėj su močiute, nes nukrito nuo betoninių laiptų ir susižalojo stipriai veidą. Nu, žodžiu, tik tai tokia informacija. Po kurio laiko, jau kaip pavyko susisiekti su mama, paaiškėjo, kad krito iš aukštai ir kiaurai prasidūrė šitą vietą, išplėšė, kaip sakyt, kiaurai pralindo kažkoks daiktas. Buvo plėštinė gili žaizda, susiuvo, turiu nuotraukas, kam įdomu, nes šiandieną tiesiog nepavyko paruošti, pasidalinti skaidrėmis. Didelė žaizda, daug siūlių, iš vidaus reikėjo siūti, iš išorės, valandą laiko truko ta operacija, lūžo ranka dar priedu to. Ir žinot, kai pamačiau savo vaikučio nuotrauką, tai, tikrai, įsivaizduoju, kad aš sėdžiu Kipre, o namuose tokios nelaimės, tai tiesiog atrodo pieškom būčiau parėjus, bet suprantu, kad iki rudens turbūt dar būčiau įvyks, tai teko palaukti vieną dieną. Skrydis, kaip tik ačiū Dievui, buvo sekančią dieną. Ir žinot ką? Pamatėm tą žaizdą, tikrai baisi ta žaizda. Ir pradėjom visas mūsų procedūras. Alijošiaus gelis, papildai didesniam dozėm. Ir kiekvieną dieną fotografavom. Kiekvieną dieną darėm nuotraukas. Ir žinot, po 5 dienų praktiškai jau nieko nebuvo. Toks mažytis, toks matos, toks pažeidimas, toks, praktiškai nieko. Ir dar po kelių dienų, dabar neturiu paskutinės nuotraukos, bet iš tikrųjų nieko, jeigu nelabai žinotom, tai, matosi įsižiūrės tas randelis, nes jisai, žinot, vasarą visas veidas įdegęs yra tas randelis toks pabalęs. Bet iš tikrųjų istorija tokia, kad gydytojas, kai išleido namo po tos operacijos susivimo, sakė mamai, kad šita žaizda labai bjauri, tokia, kaip sakyti, išplėšta. Ir kad bus ilgas procesas, labai tekės visokie, žodžiu, skysčiai, negražūs uždegiminiai ir pūliuos, ir garantuotai nes čia maistas, viskas iš vidaus. Ir kad siūlus išimti galėsime, sako, birželio pradžioje, jeigu viskas gerai. Birželio pradžioje. O mano vaikas gegužės 30 jau nupirkti bilietai į Turkiją su močiute skristi. Mama sako, ką dabar, pasimsiu aš tos skalpelius, ten žodžiu, tas visas priemonės ir ten Turkijoje tos siūlus ištrauksiu birželio pradžią. Ir įsivaizduokit, nuveža vyras į vaiką pas daktarą pasirodyti 29 dieną. Tai 22 įvyko nelaimė, 29 nuvažiavo pasirodyti prieš kelionę dar. Tas daktaras žiūri, sako, einam siūlus traukti. Sako, čia nebėra ko laukti, čia viskas sugyja. Tai po 5 dienų ištraukti siūlus. Ir sako, tai ir nepuliavo, ir nieko nebėgo čia. Klausia, tai nieko, nieks, kaip sakyt, biškai ten pabėgo 2 dienas, toks, skyščiukas. Ir jisai žiūri ir negali patikėti, kad, sako, nesuprantu, kaip čia taip sugyjo greitai. Ir sako, tai tepė tos vaistus gal, kur aš išrašiau tos visus. Sako, ne, ten žmona kažką tepė, nei vaistinėkė, nes aš pati negalėjau važiuoti. Tai žodžiu, sako, tai tu reikėtų pasakot, sakau, reikėtų tą nelaimę papasakot. Tai tiesiog būkime drąsūs, nereikia akių draskyti nuvažiavus, ten daktaram, kad čia aš čia gudras, čia protingas, o tu čia netoks gudras. Tai nereikia, tikrai dalintis reikia ir
ką gali žinot, gal atsiras tokių daktarių daugiau, kurios pasidės Betagardą ant stalo ir pasakos. Tai kaip suprantu, daugiau niekas pasidalinti nebenori, taip laikysit savo tas geras patirtis, ar ne? Kitam kartui. Ar norite kas nors? Aš tik noriu pasakyti, kas liečia gydytojus. Aš esu medikė iš tos bendruomenės ir galiu pasakyti, kad gydytojai tikrai ne pusę lūpų kalba apie papildus, ypač apie standartinius, nes mūsų visuomenė, tie, kurie nesidomi, yra apipinti mitais. Jeigu papildas ir jeigu jisai yra standartinės dozės, jisai jau yra vaistas, bet mūsų žmonės to nežino. Ir gydytojai, ir specialistai, ir konsultantai, ir tenka man į Santarų klinikas dažnai važiuoti. Ir šiai dienai taip pat prie sudėtingo susirgimo yra paskirtas magnis po 300 mg 2 kartus, po pusryčių ir po pietų. Taip pat neurologai jau seniai, keli metai, skiria kofermentą Q10, nežiūrint į amžių, nesvarbu kiek tų amžiaus, mažiausia dozė 100 mg. Tai skiria iš tikrųjų standartinius papildus, kurie yra kaip vaistai. Ir tikrai kalba ne pusę lūpų. Ir jeigu mes paklausim daktaro, ten apie kofermentą Q, apie magneziją, apie dar kažką tai tokio, tai daktarai tikrai turi savo nuomonę ir pasako. Nereikia taip sakyti, kad gydytojai nesako, sako, nes aš susiduriu, aš klausiu ir tikrai sako. Tai ačiū Dievui. Standartizuoti papildai yra vaistai. Ačiū, Romutė. Iš tikrųjų, čia galim tą temą. Ačiū. Galim tęsti ir kalbėti apie tuos papildus vaistinių, kurie yra kaip vaistai ir taip toliau, bet čia kitam, kaip sakau, kitai temai paliksim, kai bus kažkoks renginys apie palyginimus, ne? Nes tikrai kalbam įvairiausiamis temomis. Tai tada ką? Ko taip Ilonėlio laikai žmogus? Amatrų radus, tai žodžiu, aš noriu labai jums padėkoti, tikrai nustebinot, kad jūsų šiandien atėjo tiek daug. Tikrai, žinokit, nesitikėjau, nes toks oras, vasara, visi atostogauja. Tai ačiū, kas atvažiavot, net specialiai iš kitų miestų. Ačiū, kas dalinote savo patirtimi. Ir ką? Susitiksim kitą mėnesį, ne? Neatostogauja, kaip galbūt. Tai ačiū labai ir aš ploju jums tada.